kalne ir galėsim kažką... Jo, galėsim. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė atkurti Rūdnikų karinį poligoną. Tikrai taip. Ministre, prašau užsukti iškilmingą ir ypatingą kapsulę. Struktūros karinio miestelio vystymo pradžiai. Now we will take a trowel and apply some concrete. Kaip ir priklauso. Labai. Na ką, dabar įsiamžinkime bendrai nuotraukai. Taip. Ir čia Vadė labai gerą temą Yra apie palėtė, 60% kariai kuopos ir batalionai. Šiek tiek piečiau mes pro ją pravažiuosime, į tą zoną yra visai netoli. Tame plote. Tas plotas yra apie 40 hektarų dydžio, patikrinta ir išvalyta nuo galimų kažkokių nesprogusių Mūsų tikslas nėra grasinti, mūsų tikslas nėra gąsdinti. Mes neaukštiname ir negarbiname jėgos taip, kaip daro mūsų priešininkai. Tačiau mes turime būti tikri ir mes esame tikri, kad jeigu prireiktų, tai nepritrūks nei valios, nei jėgos, kad bet kam norinčiam išbandyti mūsų stiprybę, praeitų noras tai daryti. Ir tai yra dar vienas įrodymas būtent tų mūsų pastangų, būtent to mūsų siekio, noro užtikrinti mūsų partneriams geriausias tarnybos sąlygas Lietuvoje, nes be mūsų saugumo nėra ir jų saugumo, be jų saugumo nėra ir mūsų saugumo. Our commitment to permanently deploy a brigade to Lithuania is a historic decision for both Lithuania and Germany. It is one of the most paramount endeavors that the German armed forces are currently undertaking. It brings the German Zeitenwende into life, and it is part of a new era of strengthening deterrence and defense at the eastern flank of NATO. In the past, Germany benefited much from the alliance and its assurances. We know the value of reliable support and solidarity. So today we stand firmly convinced of NATO's strength and of NATO's readiness to defend the territory of its members. We are marking the beginning of the construction work today with a letter to the generations to come. Generations that will hopefully live in peace and freedom because we as NATO are standing together. Only last December, Lithuania and Germany signed the roadmap which guides the implementation of the German brigade in Lithuania. And already today, we are standing here celebrating the start of the military complex in Rudninkai. This shows the intensity with which the preparations for the brigade are ongoing.
Lithuania is committed to prepare the military and civilian infrastructure for the brigade, in accordance with the requirements that both sides have agreed upon. Building the infrastructure that is needed for a war-fighting capable German brigade, this is a project of tremendous complexity and magnitude. Iš tikrųjų, mes kūrėme labai rimtą atgrasymą architektūrą. Ir būtent šis istorinis Vokietijos sprendimas dislokuoti brigadą čia Lietuvoje yra puikiausias to įrodymas. Ne kiekviena rytų flango šalis gali pasigirti tokia stipria partnerystė. Mes ją didžiuojamės ir padarysim iš mūsų viską, kad tie pamatai pakloti būtų vis stipresni ir stipresni. Ir iš ties, tai ženklina pasikeitusi NATO planavimo procesą, kai iš esmės dabar mes perėjom prie atgrasimo per paneigimą. Turėti pajėgų čia tiek, kad priešas net negalvotų savo purvinais batais žengti į Lietuvos valstybės teritoriją.